Mini quesadilas. Iškepame menkę, ją atvėsiname ir šiek tiek pasmulkiname. Paruošiame apskritimo formos tortilijas ir pusę jų pabarstome sūriu. Dedame žuvies gabaliukus, keptų daržovių arba vaisių, dar šiek tiek sūrio ir uždengiame likusiais tortilijų apskritimais. Jei į vidų įdėsite ir šiek tiek pelėsinio sūrio, patiekalas bus pikantiškesnis. Paruoštas tortilijas iš abiejų pusių apkepame keptuvėje. Iš salotų lapų, virtos morkos juostelių, granatų ir keptos paprikos juostelių gaminame salotas. Jas apšlakstome alyvuogių aliejaus, apelsinų sulčių ir jalapeno marinato padažu. Prie šio karšto patiekalo labai tinka žuvies kremas. Jam pakepiname svogūnus, keli žuvies gabaliukus, česnako skilteles ir rozmarino šakelę. Išimame pakeptą česnaką ir rozmarino šakelę. Tuomet įpilame šiek tiek morkų nuoviro, dedame virtą bulvę ir viską sumalame iki tirštos košės.